Sveiki! Šiandien turiu tau kvietimą. Aš pati esu sveikatinimo, sveiko grožio versle, o tai yra susijęs su tam tikrais produktais, su tam tikrais prietaisais ir projektais. Ir visa tai vyksta per įvairius renginius ir tai vyksta gyvai įvairiuose Lietuvos miestuose. Taip pat tai vyksta ir Latvijoje. Ir žinoma, tai vyksta internetu. Ir aš tiesiog kviečiu tave įsijungti į tuos projektus. Ir įsijungti į tuos projektus aš kviečiu įvairių sričių ekspertus, atstovus. Tai gali būti grožio specialistai, tai gali būti medicinos atstovai, tai gali būti įvairias terapijas atliekantys žmonės. Tai gali būti psichologai. Bendradarbiavimas yra įmanomas su daugybė sričių ir spektras tikrai yra platus. Ir su visais jumis yra įmanoma surasti bendrų sąsajų ir padaryti taip, kad mes kartu išplėstume savo klientų ratą, kad mes padidintume savo žinomumą, kad mes tiesiog padėdami vieni kitiems, turėtume savų rezultatų, savos naudos, o dar didesnė, tokia paskata ir toks, sakyčiau, nauda tokia būtų ta, kad mes galbūt savo žiniomis, savo produktais, savo paslaugomis padėtume dar daugiau žmonių. Galbūt tie žmonės tiesiog nežino, kad mes tokie esam, kad mes kažką darom, kad mes kažką gero turim, kas yra naudinga jiem. Ir jie negali mūsų pasiekti, nes nežino apie mus. Mes mažai savo žinomumą galbūt esam išplėtoję. Tai kiekvienas mes turim savo auditoriją, kiekvienas mes turim savo tam tikrą ratą žmonių ir bendradarbiaudami mes tiesiog apjungę tas jėgas, turėtume daug didesnį rezultatą. Galbūt pradžia tokia ir nebūtų labai ženkli su savo rezultatu. Kartais mes per greitai norim to rezultato, bet manau, kartais verta padaryti kažką ir nemokamai ir pasavanoriauti, kad vėliau sugrįžtų tas rezultatas su kaupu. Tai jeigu šiek tiek surezonavo tai, ką aš kalbu, mano kaip žmogaus, kaip